Sveiki, atvykę į Binocular KT kanalą. Šį kartą vėl bus taipogi kiek neįprastas video šitam kanale, tai yra antroji ausinio apžvalga. Ir šį kartą mes turime Skullcandy H2 belaidės ausinės. Pats video susidarys iš 3 dalių. Pirmoji bus kiek ramesnis tiesiog ausinių išpakavimas, kuris buvo tiek smagus man ir tikiuosi bus smagus jums. Antroji dalis bus pačių ausinių apžvalga ir trečioje dalyje aptarsime, ar verta pirkti belaidės ausinės. Taigi vos išėmus dėžę, jie atrodo gan stilingai, labai gražus dizainas. Išmarginta lyg grafičiais ir ant kitos pusės yra visa reikalinga informacija. Nepaisant to, kad dėžė buvo tiesiog kartoninė, ji buvo gan tvirta. Ir kaip vėliau pastebėjau, ji buvo išklijuota karštais klijais, kurie tikrai stipriai laiko. Ir buvo pilna visokio šlamšto, todėl reikėjo šiek tiek pasistengti ją išpurtyti. O štai gražiosios H2. Taip pat su jomis atkeliavo keletas laidų. Pirmasis buvo 3,5 mm audio laidas, jei išsikrautų ausinės ar norėtumėte jas prijungti prie kompiuterio. Juose taip pat buvo įtaisytas mikrofonas, kuris veikia kaip ir dainų perjungimo mygtukas. Taip pat buvo pridėtas įkrovimo USB į mikro USB laidas. Deja, pačio pakrovėjo nėra, tad teks krauti nuo kompiuterio arba, jei pasisekė, su tuo pačiu telefono pakrovėju. Taip pat pridėtas kelioninis maišelis su firminiu Skullcandy logotipu. Turiu pridurti, jis neįtikėtinai švelnus. Pačios ausinės iš karto vos paėmęs į rankas atrodo tikrai gan sunkios, bet jas lengvai lankstosi dėl lyg guminio rėmo. Ausinių kaušelis įstatyti plius ir minus mygtukai reguliuojantis garsą, kurie paspaudus suteikia gan malonų garsą. Kitoje pusėje yra 3,5 mm audio laido kištukas ir mikro USB kištukas. Taip pat kitoje pusėje yra įjungimo ir susiejimo su Bluetooth įrenginiu mygtukas. Taip pat buvo pridėta visa paklodė instrukcijos, tokia galima net žiemą apsikloti, kad nebūtų šalta. Joje viską prirašyta įvairiausiamis kalbomis. Ir ji tokia nebuvo vienintelė šioje dėžėje. Ir tada, kad įrodyčiau, kad belaidės ausinės visai nesudėtinga prijungti, nufilmavau, kaip pirmą kartą jas bandžiau prijungti prie telefono. Taigi įjungime telefono Bluetooth funkciją. Palaikoma paspaudus kelias sekundės ausinį mygtuką. Jis užsižiebia gražia rožinė spalva ir pradeda mirksėti mėlyna bei raudona spalvomis. Tada belieka tiesiog pasirinkti norimą aparatą. Ir štai, tai užtruko vos kelias sekundės. Ausinės jau galima naudoti. Pliusas Skullcandy, kad iš karto atvežė pilnai pakrautus ausinės. Na ir tas pats procesas pirmą kartą jungiant ausinės prie televizoriaus. Įjungiame ausinės. Pasirinkame TV pultelėje meniu mygtuką. Einame į garsas. Garsiakalbis sąrašas. Ir Bluetooth garsas. Tai man lygiai taip pat užtruko vos kelias sekundės ir su televizorium
Nuoširdžiai tikėjausi, kad viskas bus sudėtingiau. Ir turiu pasakyti, garsas tikrai buvo puikus. Na, dabar periname prie rimtosios dalies – apžvalgos. Šios ausinės vertinimsime pagal 3 kategorijas – dizainas, patogumas ir garsas. Skullcandy visąlaik pasižymi tikrai puikiu dizainu ir didžiuliu spalvų pasirinkimu. Tai galioja ir Skullcandy H2 ausinėms. Išvaizda jų yra tiesiog puiki. Mano ausinės yra bene pačios paprasčiausias iš šio modelio, juodas su sidabriniu apidžiojimu. Šone puikuojasi gražus Skullcandy kaukolės logotipas. O variantų šių ausinių yra tikrai nemažai. Yra kamufliažinės, sidabrinės, mėlynos, baltos, pilkšvos ir gali būt, kad dar kažką praleidau. Ir palyginus pagal Skullcandy standartus tai gan mažas pasirinkimas, bet tikrai yra pilna iš ko rinktis. Bet man šiek tiek rūpesčių sukėlė LED švieselė ant įjungimo mygtuko. Kaip matote, įjungus ausines jis sužiba rožinė spalva, kol ausinės neprijungtas jos mirksi mėlynai ir raudonai, o kai jos yra prijungtos, kas 5 sekundės jos sužibs mėlyna spalva. Problema tame, kad tamsoje, ypač naktį, jei norite naudoti šias ausines, ko gero labiau norėsite naudoti laidą, nes ta švieselė yra neįtikėtinai ryški pagal savo dydį. Ir aš naudoju jas naktį, tai mirksintai mėlyna švieselė kas 5 sekundės, pusę kambario mano mergė mėlynai. Ir man tai nelabai patiko. Bet to jeigu kambaryje gyventas dar kom nors, galite tikrai trukdyti jiems miegoti. Tad viskas būtų puiku, jei ne ta švieselė. Tad dizainas 9 iš 10. Patogumas. Patogumas man ausinėms yra labai svarbus faktorius. Vis dėlto su jomis praleidžiu labai daug laiko. Bet Skullcandy H2 nepasižymi itin gerų patogumų. Gal tai iš dalies dėl to, kad aš nepratęs prie odinių kaušelių, bet kaušeliai, nors ir pakankamai dideli, man šiek tiek per maži ir pastoviai spaudė ausis. Ir meilė viršus taip pat nebūtų pagadintas su šiek tiek paminkšinimo. Bet pats faktas, kad jos belaidės suteikia daug galimybių. Jos leidžia klausytis garso iš norimo prietaiso net iš 10 metrų atstumo ir net pakankamai gerai ryšys traukia kiaurą sieną. Ir tai tikrai smagu. Bet tai ko gero vienintelė patogumą atperkanti savybė, nes kiek aš dėvėjau šias ausines, aš pastoviai turėdavau jas pasitvarkyti, man jos tiesiog nesėdi maloniai ant ausų. Kaušeliai tikrai nėra itin patogus. Patogumas 5 iš 10. Na ir svarbiausia dalis – garsas. Skullcandy savo ausines reklamuoja kaip boso ir šilto garso kupinus prietaisus. Šitoje situacijoje Skullcandy nepamelavo. Garsas tikrai labai gražus žemose dažniuose. Palietus ausines, jos net dreba, o kaukolė atrodo net virpa didesniu garsu. Bet jis nėra tokios garsios, kad ausis kraujuotų. Pasakyčiau, pats tas aukso viduriukas. Pats garsas labai šiltas ir turiu pripažinti, kad su Skullcandy H2 išgirdau keletą garsų, kurių anksčiau nebuvau girdėjęs. Su jomis puikiai girdisi garsai, kurių šiaip net ne visai turėtų girdėtis. Tokie kaip akustinis aidas kambaryje ar koks traškesys yra specialiai paliktas. Bet aukšti dažniai šiek tiek nukenčia vos. Šios ausinės turiu tikrai pastebėti, kad yra orientuotas į elektroninę muziką. Jis skamba tiesiog puikiai. Instrumentinė taip pat gerai, jeigu klausotės ko nors tokio paprastesnio, su aiškiamis melodijomis, kaip, tarkim, Metallica ar Led Zeppelin. Bet jeigu klausotės sunkaus metalo, kur
gitaros labai triukšmingos, daug būgnų, lėkščių mušimų. Šitoje pusėje ausinės kiek silpniau veikia. Tarkim, klausiausi vienos metalo grupės, kuri ir šiaip tonuoja visus savo instrumentus gan žemai, nėra tokių labai cypiančių garsų ir viskas šiek tiek pradėjo maltis į vieną košę, buvo jau kiek sunkoka atskirti atskirus garsus. Tad jeigu anksčiau mano pirktos Sennheiser ausinės buvo lyg mažytis orkestras tavo ausies viduje, šitas labiau primena lyg gyventum už kartoninės sienos ir už tos sienos būtų diskoteka. Viskas puikiai girdisi, bet lyg su tokiu nedideliu filtru, kuris labiau praleidžia žemus garsus ir šiek tiek suminkština visus kitus. Tad iš esmės garsu esu gan patenkintas ir faktas, kad jos yra belaidės, tikrai nesumažina jų kokybės. O jei prijungus laidą prie tų pačių ausinių kokybė paaukštėtų, na tai jau būtų labai erzinantis faktas. Tad garso kokybei turiu skirti solidų 7. Galutinis verdiktas Skullcandy H2 Wireless ausinėms 7 iš 10. Bet apsižvelkite į ausinių kainą. Oficialioje svetainėje jos kainuoja 100 eurų, bet labai lengvai galima rasti Amazone maždaug už 70 eurų. Na dabar, ar verta pirkti belaidės ausines? Mano nuomonė, taip. Sakyčiau taip. Žinoma, kol kas belaidės ausinės yra iš tikrųjų gan brangus malonumas, nes vien ta belaidė technologija gan nemažai kainuoja ir ko gero pagrindė todėl, kad nemažai žmonių nesiryžta jų pirkti ar tiesiog ne visai turi kur jų naudoti. Aš asmeniškai jas pirkau tam, kad galėčiau vėlai vakare žiūrėti televizorių, kad kitiem netrukdyčiau ar kas nors tokio. Ir tokiam dalykam tos ausinės labai patogios, bet ne visi žmonės turi pakankamai prietaisų palaikančių Bluetooth funkciją ir ypač, kad vis dar asmeniniai kompiuteriai dažnai neturi šios funkcijos. Tad laidinės vis dar kaip ir universalesnės yra. Bet laikui bėgant, manau, kai ištobulės labiau kiek belaidės technologijos, tokios ausinės gali tikrai ir kiek atpigti ir būti daug plačiau naudojamas. Nes jau dabar ir kokybė jų yra gera, tik tiek, kad lygiai tų pačių Skullcandy H2 laidinė ausinių versija tiesioginė prasme yra dvigubai pigesnė. Tad nežinau, jeigu norite tikrai gerų ausinių ir jums svarbus kiekvienas euras, na, tada galbūt rinkitės laidinę versiją, bet jeigu jau turite ko jums reikia ar neieškote labai geros kokybės, ar tiesiog norite tos belaidės prabangos, na tada, prašom. Aš vis dėlto nors ir kiek ausis pavargsta, tikrai esu patenkintas ausinėmis ir gal ne būtent šį modelį galiu rekomenduoti, bet jeigu įperkat ką nors brangesnio, kas nors iš Bose ar Sennheiser panašių firmų, ar Sony dar geros belaidės ausinės, tada tikrai apsimoka. Na, tad šiam kartui tiek. Jeigu patiko ši apžvalga, spauskite like. Jeigu norit pamatyti daugiau mano turinio, spauskit subscribe. Viso gero.